diena, gerbiami Švenčionių miesto rajonai, miesto svečiai, gyventojai ir visi, kurie atėjote šiandien čia į Švenčionių miesto parką. 3 dienų šventinį maratoną Švenčionys kviečia švęsti, pradedame. Ir man didžiulė garbė pradėti pirmos dienos pirmą renginį. Tai noriu visiems paviešinti, kad šiandien parke čia, esant gerai vasaros dienai, mes visi susirinkome į koncertą Draugystės tiltai. Tai yra projektinis renginys, kurį remia Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Švenčionių rajono savivaldybė. Projektą įgyvendina Švenčionių rajono literatūros, meno ir sveikatingumo asociacija Versmė prie Švenčionių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos. Koncerte ir renginyje dalyvauja dainininkas atlikėjas Vido, Švenčionių miesto kultūros centro pagyvenusių žmonių šokių kolektyvas Trepsis, vadovė Jolanta Razmienė, Švenčionių miesto kultūros centro tradicinė muzikos kapela Kaimynai, vadovas Rimas Ankienas. Vyksta renginyje visa eilė edukacijų. Tai lietuviškos simbolikos piešimas ant akmenukų, dailininkė Diana Raginienė, draugystės apyrankių pynimas, kurias pristato Švenčionių rajono viešoji biblioteka, rištinės lėlės, kitaip dar vadinamos skudurinukės, pristato Prienų biblioteka, Rieškutėnų bibliotekos bibliotekininkė Dangira Lisauskienė visus supažindins su šiaudinių paukščių rišimu. Milkuškų biblioteka pristato tautinės atributikos nėrimą vašeliu. Tad renginio ir koncerto metu visus kviečiu dalyvauti visose edukacinėse veiklose. Beje, man už nugaros jums priešais veikia mugė ir tradicinių dalykų, ir skanėstų, irgi kviečiu ir ten, kada atsiras laiko šiek tiek nuo koncertinės programos, aplankyti ir prekybininkus. Na, o šiandien visus pasveikinti su šventinių renginių maratono pradžia atvyko Švenčionių rajono vicemerė Violeta Čepukova. Tad pakvieskime žodžiui. Dar sakysiu labą dieną, nes labai šviesu, tikrai labai gera, labai miela, labai malonu matyti, kad ir dar negausiai, bet manau prisijungs dar mūsų miestelėnai prie šios šventės susirinkusius į šį parką. Kaip ir sakė gerbiama vedėja, mes iš tiesų pradedame 3 dienų šventinį pasibuvimą, pasišokimą, pasidainavimą Švenčionyse. Nes aš žinau, kad manau, jeigu Lietuva nepradės švęsti švenčių, vasara tikrai neateis. O kadangi Švenčionys, kažkaip tai norisi pasakyti, kad turi tą ir dalelytę švęsti šventės, tai mes tokie ir taip drąsiai nuo penktadienio norėtumėm žengti į tą labai gražų šventinį maratoną. Tai kaip šiandieną ir pristatė gerbiama vedančioji, tai yra mūsų pirma diena su įvairiomis edukacijomis, taip pat bus rodomas ir filmas iš dainų šventės. Rytoj pasinersime į gražų renginį, kuris vyks prie Vėlio ežero, su gausybė dalyvių tiek mūsų miestelio atlikėjų, tiek iš visos Lietuvos. O sekmadienį visi rausime į Sarius, į labai gražią pakrantę, kur atsidaro pats didžiausias Lietuvoje batutų parkas. Belieka tik tais vieno prašyti, kad lietus nesugadintų šventės. Bet tam, kad nesugadintų, yra jūsų šypsenos, jūsų plojimai, jūsų gera nuotaika, jūsų palaikymas ir jūsų noras švęsti šventę kartu su Švenčionių visais gyventojais ir svečiais. Taip, kad pasitikime šias dienas su puikia šypsena, su gera nuotaika ir tegul tik tais padeda mums Dievas, be lietaus ir su stipria sveikata. Tad gražaus vakaro ir gražaus labai šventinio savaitgalio. Dėkojame gerbiamai vicemeriai, iš tiesų iš akių mačiau, kad dalyvaus visuose renginiuose atėję šiandien čia. O šventės koncertą pradės atlikėjas iš Kauno, kuris vieši Švenčionyse pirmą sykį.
ir labai jaudinasi, nerimauja. Ir svarbu pasitikti šiltai ir draugiškai. Taigi, estrados atlikėjas Vido. Labą dieną. Malonu iš tikrųjų čia atvažiuoti, vis aplankyti ir dar atidaryti šventę. Tai pirma mano daina vadinasi Čia ir dabar. Rytuose vėjas tekins, saulės šviesa švelniai palaimins. Nesidairau atgal, laimė renku dabartyje. Man taip gera. Sveikinu dieną, šis laikas priklauso man. Čia ir dabar. Sveikinu dieną, šis jausmas priklauso man. Noriu gyventi čia ir dabar. Delnuose vėją jaučiu, einu basomis, laimės pilna širdim. Nieko netrūksta, jaučiuosi gerai dabartyje. Kvėpuoju gyvenimą. Sveikinu dieną, šis laikas priklauso man. Čia ir dabar. Sveikinu dieną, šis jausmas priklauso man. Noriu gyventi čia ir dabar. Rankučių mielieji reikia pajudam. Sveikinu dieną, šis laikas priklauso man. Čia ir dabar. Sveikinu dieną, šis jausmas priklauso man. Noriu gyventi čia ir dabar. Sveikinu dieną, šis laikas priklauso man. Čia ir dabar. Sveikinu dieną, šis jausmas priklauso man. Noriu gyventi čia ir dabar. Pirmąją šventės dieną iškilmingai pagerbsime jaunimo savanorius. Švenčionių rajono jaunuoliams, sėkmingai užbaigusiems jaunimo savanorišką tarnybą, įteiks pažymėjimus, jaunimo savanoriškos tarnybos pažymėjimus. Įteiks Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė, savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė Inga Varnienė ir savanorystę koordinuojančios ir jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančios organizacijos VŠI Neimti, bet duoti, savanorystės programų koordinatorė, jaunimo darbuotoja Toma Dvilevičienė. Tai prašom, mikrofonas jūsų. Labą dieną visiems susirinkusiems, prisidedam prie tų linkėjimų gero oro ir gražaus starto į švenčių maratoną, o mes šiandien norime pasidžiaugti
aktyviais Švenčionių rajono jaunuoliais, kurie pusę metų kiekvieną mėnesį po 40 valandų savanoriavo Švenčionių rajono įstaigose ir sėkmingai baigė jaunimo savanorišką tarnybą. Tai Toma, kviečiu pakviesti mūsų savanorius. Labas vakaras visiems, gera čia būti ir gera kartu su jumis pasidžiaugti žmonėmis, kurie skyrė savo laiką savanorystei ir tarnybai, tai intensyvi savanorystė. Ir šita savanorystė skirta ne tik padėti gerinti kažkokias veiklas, prisidėti prie kultūrinių renginių, bet taip pat padėti jaunam žmogui ugdyti ir savo gebėjimus, savo kompetencijas. Tai noriu įteikti padėkas 7 žmonėms, jūsų rajono gyventojams, kurie tai darė visus 6 mėnesius intensyviai savanoriaudami. Tai kviečiu labai reaguoti ir padėkoti jiems plojimais. Tai jaunimo suklūstam. Ir pirmąją padėką norėčiau įteikti Viltei Vasilkauskaitei. Paplojam Viltei. Kitą padėką įteikiam Gabijai Babrauskaitei. Gabija. Kita padėka keliauja Živilei Kostekaitei. Augustinui, atsiprašau. Ir toliau kviečiam vaikiną Igną Franckų. Neturim Amelijos, gerai, Amelijos lieka. Ir Katrinai Galdinskaitai, Kajai. Taip, Katrina? Tai va, turit daug jaunų žmonių, kurie yra linkę padėti, prisidėti. Tai kviečiu pasekti kitą jaunimą šio gražaus jaunimo pavyzdžių ir irgi įsitraukti į savanorišką veiklą. Mano širdyje taip kaip niekada skamba muzika ir jūros bangose girdžiu tik tai tave. Ten, kur vėjas audra, saulė tavo šypsena uždega. Tu pasiimk mane šokti dviese naktyje. Aš laukiau taip ilgai, tu prisiklausk lėtai, kur tu mano vasara. Taip ilgai laukta, bet nepamiršta. Kaip ir meilė pati pirma, kur tu mano vasara. Kur jūra mėlyna, nepamirštama. Kaip ir meilė pati pirma, kur tu mano vasara.
pradės nubučiuoti mūsų veidai, kaip vėjas bangose, aš skęstu į tave. Aš laukiau taip ilgai, tu prisiklaus lėtai, kur tu mano vasara. Taip ilgai laukta, bet nepamiršta, kaip ir meilė pati pirma, kur tu mano vasara, kur jūra mėlyna, nepamirštama, kaip ir meilė pati pirma, kur tu mano vasara. Ir paplojame jai. Tu mano vasara, kur jūra mėlyna, nepamirštama, kaip ir meilė pati pirma, kur tu mano vasara. Iš tikrųjų, kur ta vasara? Galėtų karščio daugiau būti. Nu, o dabar sceną užpildys Švenčionių miesto kultūros centro tradicinė muzikos kapela Kaimynai, vadovas Rimas Ankėnas.
pasirodymas. Ir nenustokime ploti, kol įteiksime kolektyvo vadovai Jolantai Razmieniai atminimo dovanėlę. Na ir mūsų pirmos dienos pirmo renginio dalį užbaigs atlikėjas iš Kauno, estrados atlikėjas Vido. Paplojam, paplojam, paplojam. Įsimylėti tave iš naujo, mylėti taip, kad keistų kraujas, ir akis tik pamačius tektų, širdis lyg pirmą kartą plaktų. Su tavimi jauku širdį, kas buvo ne taip, liko praeitį. Kvapą tavųjų plaukų prisimenu visi vėl. Tirstu, nebenoriu šito jausmo slėpt. Amžinybę pažadu mylėt, nesu tobula ir jaučiu prisilieti tu aš. Tirstu, žinau, jau galime pabandyt ir vėl tą jausmą prisimint, kai pirmą kartą susitikome abu. Įsimylėti tave iš naujo, mylėti taip, kad kaistų kraujas, ir akis tik pamačius tektų, širdis lyg pirmą kartą plaktų. Įsimylėti tave iš naujo, mylėti taip, kad kaistų kraujas, ir akis tik pamačius tektų, širdis lyg pirmą kartą plaktų. Nebenoriu šito jausmo slėpt, amžinybę pažadu mylėt, nes tu tobula ir jaučiu prisilieti tu aš. Tirstu, žinau, jau galime pabandyt ir vėl tą jausmą prisimint, kai pirmą kartą susitikome abu. Įsimylėti tave iš naujo, mylėti taip, kad kaistų kraujas, ir akis tik pamačius tektų, širdis lyg pirmą kartą plaktų. Įsimylėti tave iš naujo, mylėti taip, kad kaistų kraujas, ir akis tik pamačius tektų, širdis lyg pirmą kartą plaktų. Įsimylėti tave iš naujo. Todėl, kad visi kartu dainuojame, visi jaučiame tą patį. Mes esam tokie, mes, Lietuvos žmonės, esam tokie šviesūs, tokie talentingi, tokie kūrybiški, tokie ypatingi. Ir save taip pamatyti yra labai didelė dovana. Nežinau, sako, ką su jumis ten pasidarė, bet buvo taip įdomu stebėti žmonės, kurie dainavo su tokiu entuziazmu, su tokiu užsidegimu. Ir tai yra nepaprastai džiugu. Fenomenas dainų šventės nėra tas galutinis koncertas, o tai yra kasdienis chorvedžio ar kito meninio kolektyvo darbas ruošiant. Tai yra tas procesinis reiškinys, kuris turi nenutrūkti.
šventė yra unikalus Baltijos šalių reiškinys. 10 000 žmonių susirenka dainuoti, šokti, groti mums visiems žinomų ir brangių muzikos kūrinių, kuomet žmonės susirenka dalintis tuo, kas mus daro lietuviais, tuo, kaip mes suprantame, kas yra lietuvis. Ir 10 000 atlikėjų sulaukia 100 000 minų, tiek gyvai, tiek prie televizijos ekranų. Dainų šventė yra žymiai daugiau nei renginys. Tai yra judėjimas, tai yra reiškinys, kuris nuolat vyksta visoje Lietuvoje ir pasaulio lietuvių bendruomenėse. Ir tas nuolatinis vyksmas, nuolatinės repeticijos, nuolatinė kūryba kolektyvų, menininkų, organizatorių, administratorių ir yra tai, kas leidžia mums susirinkti į tą renginį.